Tai žinot, čia to namo... Pakelk, kad nenugriūtų. Aš pirmą jau nugriūvau. Žinokit, labai paprastas, taigi reikės ir visokių čia variantų bus. Tai aš jau kalbėjau, sakiau, kad to daryti. Tai numatyta, kad dar nebuvo, kad dar parodos aš kol dar nepadarydam, kol padarom nepilnatus, tai buvo apie birželio mėnesį. Dabar nuo Liepos 1, kai pasikeitė, ten kas nors geriau. Tai pastatė ten tokią sutvarkė vieną aparatą. O, sveikinam, čia tarp kitko irgi ale kolega. Kanclerė Danguolė. Tai irgi socministerija. Šiek tiek pradėjo. Čia yra, kur mus purto ir prižiūrime, mes tvarkingai elgtumėmės. Tai brolis Paulius tarybiniais metais sugalės. Ir iš Kazachstano pavardė iš vokiečių kilmės, Kazachstane, žinai, tie tremtiniai. Tai kai eidavo prie komunijos, reikėdavo viešpatį. Aš nesu versas, kada taip. Tai su vertėjų kalba. Reiškia, atrado kažkokį vicekomunistą ten, žydelį, ir gavo prieš partijos komitetą didžiausią aikštę, žinai, teritoriją, ir ten pradėjo statyti katedrą. Bet paskui atvažiavo Vatikanas. Vertas atvažiavo. Jezuitai, žinai. Kas? Čia jau Kaunės? Nu, Tuskas taip ir balansuoja. Turite labai lakstytus. Norėčiau įteikti ir padėkoti už tos tikrai 5 metų didelį darbą, kurį mes atlikom. Pirmiausiai noriu padėkoti socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriui pono Eivydui Keršuliui ir visiems departamento darbuotojams, kurie 2010-2011 metais inicijavo stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros plėtros programą, inicijavo ją, pateikė ministerijai. Ir tos programos dėka galėjo atsirasti tokios nedidelės, gražios socialinės globos įstaigos kaip mūsų. Taip pat labai noriu padėkoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybei, ministrė Algimantai Pabedinskienei, ministerijos kancleriai Danguolė Juozapavičienė ir visiems ministerijos tarnautojams, kurie šią programą įgyvendino, pasitelkė ES lėšas, kurie patikėjo mumis, skyrė mums finansavimą mūsų projektui ir visai priėmė, visokiojopai padėjo, konsultavo ir skyrė lėšų įgyvendinti mūsų projektą. Šito projekto įgyvendinimas iš tikrųjų buvo labai didelis iššūkis broliam pranciškonam.
atsikuriančiam ordinui tai iš tikrųjų yra stambus projektas, tai yra pirma stacionari socialinės globos įstaiga Lietuvoje, 40 vietų. Šitą projektą mes pradėjom vykdyti nuo 12 metų, broliai jį palaimino, visokiojopai padėjo, skyrė lėšų jam įgyvendinti. Tuometinis provincijos ministras Astijus Kungys visokiojopai mus rėmė, padėjo, laimino. Dabartinis provincijolas brolis Algirdas taip pat mus remia, skiria lėšų finansavimui. Čia ne viskas buvo finansuota iš ES lėšų, nebuvo tvarkoma aplinka. Žodžiu, provincijai taip pat tai buvo didelis krūvis, daug išlaidų turėjom. Ačiū Dievui, visą tai padarėm. Dėkojame Kauno broliam, broliui Pauliui, broliui Linui, kurie rūpinosi mūsų globos namais, broliui Juozapui, kuris prisėmė sunkias kapeliono pareigas, kuris rūpinsis globos namų gyventojų Silovą. Broliai statė vienuolyną savo ir iš šito vienuolyno buvo sudėtinga labai rekonstrukcija, kurią mes atlikom. Dėkuoju taip pat statytojam UAB Vilungiai, kurios čia dabar atstovų nėra, jie yra išvykę. Iš tikrųjų, 3 metus mes daug dirbom, sunkiai dirbom ir pagaliau mes šitą objektą įgyvendinome. Taip pat labai noriu padėkoti už kantrybę statinio techninio prižiūrėtojo Rimui Bernatavičiui. Ačiū visiems. Dėka jo patirties šitas projektas buvo įgyvendintas, nes kritiniais momentais labai gelbėjo jo humoras, patirtis ir jo išmintis. Taip pat dėkoju Kauno miesto savivaldybei, savivaldybės tarnautojams, Kauno miesto merui, vicemeram, socialinių paslaugų skyriaus vedėjai Marijai, kurie irgi negalėjo dalyvauti, neatsiprašė, už patarimus, už paramą. Ir tikiuosi už vaisingą bendradarbiavimą ateityje. Ypatingai noriu padėkoti mūsų jaunam ir šauniam kolektyvui. Žmogus, kuri prisėmė tą atsakomybę, nebūtų avantiūristai. Iš tikrųjų, avantiūrų yra, galim sakyti, iš tikrųjų tokia kelionė, kuri nėra nuobodi. Ir aš manyčiau, Aida nenuobodžiavo. Nuoširdžiai visiems dėkoju ir aš, ir tikrai be jokių išaukštinimų, bet ačiū už ministeriją, kai mes sakom soc ministerija, nors ten Sadamas kažkaip tai, ar kaip čia gaunasi, kaip? Iš tiesų, jeigu ne jūsų tas toks noras padėti ir atsižvelgimas į tai, kad tikrai mes nelabai gal sugebėjome kažkaip pilnai vykdyti tą projektą ir truputį užsitęsė tos statybos. Ačiū Dievui, kad tikrai su jūsų ir to politiniu sprendimu buvo užbaigtas šitas pastatas, šita visa nuostabi idėja. Čia išvardinu daugelį dalykų, kurie dalyvavo, daugelį žmonių, kurie įdėjo savo širdį, savo talentus. Tai aš noriu vieną tokį iš anksčiau prisiminti. Man 95 metais teko būti Italijoje ir aplankyti vieno Toskanos miestelį, toks rašytojas Giovanni Pascoli. Jis 19 amžiaus pradžios rašytojas ir poetas, ir jo gimtinėje pastatyta didelė bažnyčia, o namukai tokie maželiukai visur. Ir įeinant į bažnyčią užrašas: Piccolo il mio, grande il nostro. Mano mažytis, bet mūsų didelis. Ir aš manyčiau, kad kiekvienas, kad ir po mažą dalyką įdėję čia į šitą projektą, padėti mūsų vyresniai kartai gražiai toliau tęsti gyvenimą, aš manyčiau, kad tikrai drąsiai galiu pasakyti, kiekvienas, kad ir mažą dalyką įdėjęs, bet mes turime visi didelį. Piccolo il mio, grande il nostro. Todėl sveikinu tave, Aida, mylėk tos žmonės, kurie čia įeis. Kapelionę ir tave, globokit juos. Nes ką galim gero padaryti dar tiem žmonėm, kurie tarnavo Lietuvai, tarnavo mūsų kraštui. Iš tiesų ir netgi ir pasakyti, kad šitie namai tai nėra kažkokie ar senelio namai. Čia yra visų mūsų namai. Ir ačiū, kad provinciolas dalyvauja šitose iškilmėse. Tai atsiprašau, labai ilgai kalbėjau, todėl
su švente ir su to būsimu atidarimu. Ačiū. Gerbiama Danguolė, ką aš norėsiu? Gal pirma visiems laba diena, su kuo nesisveikinau. Iš ties didelė šventė. Ne kasdien Lietuvoje yra atidaromi globos namai. Ir kaip čia buvo minėta, kad visi po kruopelytę prisidėjo. Tikrai taip, bet nuo ko prasideda? Viskas prasideda nuo idėjos, nuo pačios minties, nuo noro ją išpildyti. Tai tikrai lenkiu žemai aš galvą prieš to žmonės, kurie turėjo idėją, kurie norėjo ją išpildyti, turėti tokius gražius, tokiam gražiam kampelyje globos namus. Na ir aišku, tai tikrai aš noriu irgi su didelė pagarba pasakyti ačiū užsispyrimui. Aš pamenu savo kabinete, kada gerbiamas Astijus atvyko su Aleksu, abudu ir galvoju, ką čia dabar pasakys. Iš ties tikrai verti didžiausios pagarbos, todėl kad jūsų akys degė. Jūs tikrai norėjote išpildyti tą užmačią, kad būtų čia globos namai. Šitas projektas tikrai buvo sudėtingas. Jisai, aš paskaičiavau, palaukit, 11, 12, 13, 14, 15. Tai virš 4 metų įgyvendintas projektas. Bet va, ką rodo pavyzdys, jeigu yra užmačia, bus tikrai ir rezultatas. Tai noriu palinkėti, kad tikrai tai nebūtų paskutinė jūsų užmačia, kad jūs turėtumėte dar tokių gražių idėjų Lietuvoje. Noriu palinkėti visiems čia dirbantiems, kad tikrai lydėtų jūs sėkmė, kad tą atjautos supratimo jausmą jūs turėtumėte čia begyvenantiems. O kauniečiams taip pat noriu paprašyti ir palinkėti, kad mylėtumėt tuos namus, mylėtumėt čia gyventojus gyvenančius ir aišku gerbtumėt čia atiduodančius savo laiką darbuotojus. Ir ministrės vardu, neišpakavau, nepasiruošiau, atsiprašau. Ministrės vardu norėčiau įteikti tokį simbolį. Gerbiama ministrė paprašė manęs įteikti vadoviai, kad tas simbolis surastų vietą ir jūs puikiai žinote, kad tai yra pasaga ir pasaga simbolizuoja laimę. Kad čia laimę atrastų visi. Ar svečiai, ar darbuotojai, ar prašalaitis užėjęs ir aišku gyventojas. Sėkmės jums. Ačiū labai. Žodžiu, čia surašyta. Jeigu galim irgi porą žodžių, šiandien simboliškai norim įteikti ir licenciją socialiniai globai teikti ir labai simboliškas numeris – 699. Tai iš tikrųjų gražus toks numeris, tikrai atsitiktinis, neparinktas. Tai iš tikrųjų parodo, kad Lietuvoje jau labai šita sfera plečiasi ir dabar apie 450 licencijuotų įstaigų ir kaip matom 700 licenzijų. Tai ką parodo? Parodo, kad mūsų žmonės gali Lietuvoje rinktis. Savo laiku buvo valstybinės institucijos didelės, gal jos tokios nepaslankios buvo, pensionatais vadinama, po to savivaldybės pradėjo vystyti savo sektorių, po to atsirado viešų įstaigų daug, tame tarpe parapijinių namelių, didelių, mažesnių, įvairiom paslaugom. Dabar paskutiniu metu atsiranda pakankamai daug privačių įstaigų ir ką tai parodo? Lietuvoje šitą sferą yra ne iki galo užpildyta ir vis dėlto žmonės dar negali iki galo rinktis ir realizuoti savo senatvę taip, kaip jie norėtų. Ir šita licencija tikrai parodo, kad šita įstaiga atitinka visus reikalavimus dabar Lietuvos, bet galiu drąsiai teigti, kad jinai atitiktų ir bet kurios europinės šalies reikalavimus, nes teko lankytis ir čia labai smagu, kad broliai, vienuoliai ir kolektyvas, žiūrėdami truputį į priekį, padarė tą įstaigą ateičiai. Čia, galim sakyti, jinai viena iš tokių įstaigų Lietuvoje, kurių dar nėra labai daug.
kur reikalavimai skirti ne šiai dienai, dar turbūt 10 metų į priekį tikrai atitiks visus reikalavimus. Ir kaip Astė sakė, iš Kanados, iš Amerikos su malonumu atvažiuoti čia pas mus gyventi, kadangi iš tikrųjų labai gerai viskas įrengta. Tai sveikinu ir vadovė, aišku, licenciją. Ir aišku, turi kažkas tai namus globoti, tai tiesiog tokia mergaitė su sparneliais norim irgi padovanoti, kad vis dėlto globotų visuose darbuose, visuose ateities planuose. Tikrai galvokit į ateitį, planuokit, plėskitės. Sektorių iš tikrųjų daug yra, paslaugos į namus, su bendruomenė darbai, daug projektų. Ir kažkada, kaip Astė sakė, ką daryti su šitais namais, nes Vilniuje buvo jau pradėta vystyti infrastruktūrą, judėjo, o čia stovėjo toks didelis namas ir neaiškus, ką daryti su juo toliau. Šiai dienai mes turim įstaigą, kuri tikrai bus labai naudinga, džiaugsis žmonės, džiaugsis Kaunas, džiaugsis visa Lietuva ir mes tame tarpe. Tai čia irgi tokia globėja visų gerų darbų. Labadiena, ponės ir ponai, gerbiami vadovai, broliai, visi čia susirinkę, seniūnas pavargo laikyti gėles, tai aš paprašiau žodžio. Iš tikrųjų, džiugi diena ir visuomet gera, kai kas nors mieste gero padaroma. Tai iš tikrųjų be galo džiugus reiškinys ir tai, ką jūs padarėte, tai gal šis savivaldybės mažiausiai prisidėjo, pažiūriu į ministerijos vadovus, tačiau tai, kad yra tai Kaune, pas mus, mūsų mieste, tai žinoma, mums kaip miesto vadovams, be galo gera. Ir tą progą, kuomet kas nors įvyksta gero, mes dovanojame naujai institucijai miesto vėliavą. Ir tą patį noriu padaryti čia dabar. Ir dar parodysiu, kad tai tikrai yra Kauno miesto vėliava. Seniūnas gėles dovanoja. Labai džiaugiamės, kad šitas šlaitas mūsų pagaliau tapo gražus. Gal ponas Algimantas Dagys dar kažką norėjo? Rimantas. Mėlėjai, kurie čia susirinko, aš taip pat išsiskiriu to, kad pas mane aš tuščias, reiškia, čia atėjau, bet tai yra mūsų kaltas aš irgi dėl to, kadangi įstatymų leidėjai taip sugalvojo, kad rinkimų kampanijos metu. Bet aš manau, kad kai baigsis rinkimų kampanija, rasim progą, reiškia, išpirkti savo kaltę, bet jeigu pats išleidži įstatymus, reikia jos laikytis. Tai tikrai noriu visus pasveikinti šito centro atsiradimu ir idėją, kurie gimė. Čia turbūt vienas iš tų pavyzdžių, kai žmonės sako, kad politikai pastoviai pykstasi, bet jie kartais ir padaro. Tai, nes prasidėjo šitas projektas dar tais laikais, kai mes turėjom galę spręsti ir iš tikrųjų čia buvo tuščia vieta ir buvęs kancleris Rupšys, Valdas Rupšys, pradėjo jau ten mums jau zysti, kad čia reikėtų kažką tai padaryti. Čia turbūt broliaus Astijos įtakoje reiškia ir tada tas projektas gimė ir kuris sėkmingai pratęsė dabartinė valdžia. Tai čia yra iš tikrųjų, matyti, yra gyvenime vyksta biškiai kitaip negu televizijos ekranas. Tai tikrai noriu, bet aišku, be jūsų pačių idėjos ir sugalvojimo šita vieta tikrai nebūtų tokia, kokia jinai dabar yra. Ir čia man vaikystėje vaikštant po šitas gatves, čia tikrai kitaip atrodė viskas. Tai tikrai sveikinu jūs ir gerai, kad yra tokie žmonės, kurie sugalvoja ir padaro. Nežiūrint to, kad pradžiai atrodo gal tas nelabai įtikima. Tai sėkmės jums ir tikiuosi, kad viskas bus labai gerai. Jis yra specifinis dėl to, kad yra nemiegamasis rajonas, o daug žmonių jau garbingo amžiaus. Ir kai aš matau rytą 8 valandą sekmadieniais renkasi į mažąją bažnytėlę, tai tikrai labai daug garbingo amžiaus žmonių susirenka. Ir jiems yra brangus žaliakalnis. Aš manau, kad kiekvienas, kuris norės pasilikti ir užbaigti savo gyvenimą, jeigu pakryps kažkaip gyvenimas kitaip, manau, kad šitose namuose ras tą globą. Tai Dieve padėk ir kartu džiaugiuosi. Ir
prašau, kad Dievas tik laimintų jūsų tą darbą, o tie, kurie dirbs, kad tikrai, kurie žmonės čia bus, kad tikrai pajustų tą gerumą, gailestingumą ir tą meilę, nes turbūt pagrindinis dalykas, pastatą mes galim gražiai įrengti ir viduj gali būti gražu, bet jeigu bus šalti žmonės, kurie dirbs, iš tikrųjų nebus jauku. Bet aš tikiuosi, kad čia kolektyvą surinkote tą, kuris mylės tos žmonės. Tai bus pats svarbiausias turbūt, džiaugsmingiausias ir tada tikrai manau, kad nepritrūks jums tų žmonių, nes vieni nuo kitų pasakys, o čia yra gera. Tai Dieve duok, sveikinu ir linkiu viso to širdies. Sunkus įvykis toks, būtent jau buvo tokių minčių, kad čia nieko nereikia, visą reikia nugriauti, bet aš sugalvojau pasikviesti generolą, o ką generolas pašventino, jau niekas neberdrįs be nugriauti. Ir jo dėka stojo šis gražus namas. Ištvermės ir kantrybės dirbant, nes išties darbas yra labai sunkus ir reikalaujantis daug jėgų ir ne visada būsite suprasti, ne visada jūs mylės ir gerbs, bus visko. Tai apsišarvuokite kantrybę ir viskas bus gerai. Aukščiausias visada padės. Reikia tik tai tuo pasitikėti ir tikėti. Sveikinam jūs. Vakar visas pasaulis džiaugiasi, kad popiežius Pranciškus paskelbė motiną Teresę šventąją, turbūt visi tą dalyką žinom, o būtent yra šiandien ta diena, kada prieš 19 metų jinai iškeliavo į dangų, iškeliavo į amžinybę ir labai simboliška data, manau, kad yra atidaryti Klaros namams, nors namai vadinasi Klaros namai, bet tam tikra prasme tokia nematoma galbūt ir motina Teresė tampa, sakyčiau, su savo tuo dėmesiu paprastiems varganiems žmonėms irgi globėja šitų globos namų. Ir vakar popiežius Pranciškus per kanonizavimo mišias, sakydamas pamokslą, jis tokius žodžius pasakė. Žmogus privalo gyvenime klausti ir suprasti, kas Dievui patinka. Ir popiežius čia citavo. Dievui patinka kiekvienas gailestingumo darbas, nes brolyje ir seseryje, kuriam padedame, atpažįstame neregimą Dievo veidą. Kiekvieną kartą, kai pasilenkėme prie brolių, seserų poreikių, mes pavalgydiname ir pagirdome Jėzų, aprengėme, sušelpėme, aplankome Dievo sūnų. Kitaip sakant, mes prisiliečiame prie Kristaus kūno. Tai sakyčiau, kad su tais popiežiaus žodžiais mes galim pradėti ir šitos šventos Klaros namus. Ir tikrai šventoji Klara ir šventoji jau motina Teresė, kuri 19 metų jau danguje žvelgia į mus, te globoja šitą visą mūsų darbą. Ir kasdien manau, kad visiems mums reikia palinkėti, kad stengtumėmės atrasti tai, kas Dievui patinka, o kaip popiežius sako, Dievui patinka dėmesys paprastam, atstumtam žmogui, kuriam to dėmesio labiausiai reikia. O dabar tada pašventinsim šitos namus. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasimelskime už maldą, už brolius ir seseris, už tuos, kurie čia bus, kurie gyvens, kurie darbuosis, už visus geradarius šitų namų. Mano Dieve, dėkoju tau, kad davei mums brolių ir seserų. Dėkojame tau ir meldžiamės už juos. Išlaikyk tarp mūsų meilę ir sutarimą. Leisk, kad vienas kitą suprastume ir sunkiomis valandomis neštume vienas kitam paguodą. Saugok mus nuo barnių, nesantarvės, pavydo, globok savo palaiminimu, kad kits kitam duotume gerą pavyzdį ir teiktume paguodą savo tėvams. Mūsų darbai te garbina tave, amžinasis Dieve, mūsų tėve. Amen. Melskimės visi kartu, kaip Viešpats Jėzus Kristus mūsų išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Šventoji Klara Asyžietė, melskis už mus. Šventasis Pranciškovas Asyžietė, melskis už mus. Šventoji Motina Teresė, melskis už mus. Visi Dievo šventieji ir šventosios, melskite už mus. Dieve, tavo vardu viskas yra pašventinama, tad palaimink šiuos globos namus, kad kiekvienas čia užėjęs jaustų nuolatinę tavo palaimą ir globą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo. Palaikykit Va, čia dvi spalvos, jos ką nors reiškia. Kauno vėliava. Ai, tiksliai. Vicemerė, prašom, klausykit, Kaunas. Kur vicemeras? Aš kairiarankis, tai... Kaip ir aš. Jūs dabar manot, kaip. Va. Dabar aš tą pusę galiu palaikyti, ne? A, jūs matot. Vat, o aš kairiarankis, kaip gerai nors kartą, o kairiarankis. Bet klausyk, Jozepai, tu palaikyk laiko. Kad iš dešinės kerpa, kaip jūs gerai. Nu, oi. Rodat, kad mokat, tai iš dešinės. Čia žirklės dešinė. Aida, nu kaip karalienė, šitą namų prašymą, parodį, kur einam. Va, mūsų ligonį prašom, kanclerė prašom. Džiaugiamės direktorių, labai smagu. Labai dėkuoju. Labą dieną. Gerai, mes turime 6 gyventojus. Iškvietimą darbo užsakinėja, tie pulteliai iš Anglijos neparkeliavo, tai čia turi... Bus toks, taip, bus tokie nuspaudžiami nesutiečiai. Taip, apie kurį aš kalbėjau, kad va čia prie lovos pristumėjo. Artimieji ateina, išgeria arbatos, tas labai prašau. Jo, dauguma yra po 2. Malonu matyti. Kaip iš čia laikotės? Čia labai gerai. Malonu, dar su katalikiškos. Oi, labai. Čia jau Ir labai čia taip, kaip sako, užtenka. Kelime, kaminystė čia, įsikėlimo bažnyčia. Kaminystė. Kas tau kambarys? O ką čia tas apnamas? Pašventinau viską, ką tik. Ne, mišių šiandien nebuvo, tik pašventinau.
kantrybės, visų Dievo palaimų. Dėkui. Svajonės įsipildymas ir mintis nueina pas jauniausią ir pirmąjį katalikų prezidentą Jungtinių valstijų Kennedy, kuris pasakė I have a dream, aš turiu svajonę. Ir šita svajonė iš tiesų buvo materializavusi, buvo įkūnyta dėka iš tiesų daugiau aplinkybių. Socialinės ministerijos idėjų, visokių projektų, mūsų provincijos susidėgymo ir daug gerų žmonių, ir statybininkų, ir visų kitų, bet tai yra toks bendras darbas, bendras kūdikis. Bet man tokia svajonė buvo kaip kunigo. Aš mačiau mūsų močiutės, mūsų senelius, tie, kurie išgyveno karą, išgyveno, tarkim, tos tarybinių laikų priespaudą. Ir aš svajodavau, nors laimėti kur nors autobusą ar loterijoje išloštą autobusą ir susodinti senelius ir nuvežti kažkur į Asyžių, nuvežti į Paduvą prie Švento Antano, kad jie bent truputį turėtų kažkokios šviesos, baigdami šitą gyvenimą. Ir žinot, ir šitie globos namai, Šventos Klaros globos namai, aš manyčiau, tai bus tiems gyventojams, tai aš tikiu ir svajoju, kad tai būtų tokios šviesos namai. Nes pati Šventoji Klara yra clear, yra skaidrumas, tyrumas, viskas. Ir tie žmonės gyvenimui ištyrinti, iš tiesų, jie yra mūsų turtas. Aš sakau, vyresnio amžiaus žmonės, jie yra mūsų turtas. Ir kartais močiutėms sakau, jūs dar pensiją gaunat. Ar žinot, kodėl jūs pensiją gaunat? Todėl, kad jūs melstumėtės. Įsivaizduojat, dirbti nieko nebereikia. Reikia melstis už Lietuvą, už jaunimą, už žmonės, kad mes turėtumėm darbo, kad mes gražiai gyventumėm, kad karo nebūtų, tsunamių nebūtų. Melskitės. Ir dar valstybė jums pensiją moka. O mes su broliais ir visais artimaisiais tarsi iš tikrųjų dovanojam tą pastatą, kad žmonės galėtų laimingai nugyventi. Tai ta svajonė taip kažkaip per daugelį metų ir išsipildė. Todėl aš ir linkiu visi, kurie dabar čia mūsų klauso, nebijokit svajoti, nes be svajonės žmogus yra niūrus. Taigi, linkėdamas džiaugsmų, linkiu ir svajoti. Broliu, Algiui, kokia šiandien diena? Irgi džiaugsminga, gražiai diena. Ir šiandien tokia labai simbolinė diena, prieš 19 metų būtent į dangų iškeliavo motina Teresė, vakar kaip tik popiežiaus Pranciškaus, sakyčiau, to naujojo Pranciškaus, šių laikų Pranciškaus paskelbta šventąja ir popiežius irgi kalbėdamas per pamokslą, per kanonizacijos mišias daug kalbėjo apie tai, kokia yra Dievo valia žmogui ir kad Dievo valia tai yra pastebėti tą suvargusi, tam, kuriam reikalinga globa, kuriam reikalingas dėmesys ir tikrai šitie namai būtent ir atliks tokią misiją. Misija įkvėpta ir popiežiaus Pranciškaus, ir motinos Teresės, ir Evangelijos. Gerbimiai broliai, šie metai paskelbti ir gailestingumo metais, ar ne? Ir ką mes galim pasakyti tiems žmonėms, kurie gyvena šalia pagyvenusių žmonių, senukų, jauni žmonės, netgi kaimynai, pažįstami. Ne visi patenka į globos namus, gal ne visiems reikia, gal kai kas nori ir namuose gyventi, ar ne. Ir koks tas santykis būtų? Brolis Ačiūs pasakė, kad tie mūsų senjorai, kaip dabar gražiai, melstasi. Bet gal jie irgi galėtų eiti ir daryti šiek tiek gerų darbų, padėti
anūkams, padėti kaimynams, ta prasme, tas tarpusavio santykis jaunų žmonių ir vyresnių žmonių. Tas gailestingumas, kad jauni žmonės būtų gailestingi vyresniems, bet ir vyresniai, kad būtų gailestingi jauniems. Kaip šitą tokį santykį pas mus pagerinti? Matot, jūs labai teisingai kalbat ir Lietuvoje dar yra vis tiek ta tokia tradicija, yra namai. Ir žmonės kiek įmanomai ilgiau būna savo namuose. Ir aišku, vyresnioji karta tai yra didžiausias turtas. Ir jeigu net ir artimieji šiek tiek, matot, niekada mamos ar savo tėvo, ar močiutės, ar senelio taip paprastai neišveža iš namų. Yra tam tikros aplinkybės. Bet žmonės tengiasi tikrai jos laikyti. Ir tas patarnavimas vyresniam žmogui. Juk daugelis prisimena, kad seneliai pasakas skaitydavo, seneliai kažką tai išmokindavo, patardavo ir užstodavo prieš tetę mamą. Seneliai, nes jie yra išmintingi. Ir vat, kai jūs sakote, tas gailestingumo metai, lietuviškas žodis taip kažkaip liktai neskamba, yra misericordija. Pasigailėjimas iš širdies. Ir iš tikrųjų, kai tu iš širdies pasigailė, reiškia, tu širdingai myli savo artimą. Ar tai būtų mūsų anūkus, seneliai myli, bet jie labiau gailestingi negu tetė ir mama. Jie kažkaip labiau supranta. Ir aš manyčiau, šeimoje tas santykis yra labai tobulas, kada yra 3 kartos. 3 kartos. Bet čia, aišku, ir čia tie seneliai, aš manyčiau, dabar jau keičiasi visuomenė. Vaikai, anūkai ateina, aplanko ir būtent tuose namuose yra erdvė susitikimui, erdvės pabuvimui, pasidalinimui. Ir nėra, kad tik tai kambariuose uždaryti, yra ir tos kavinukės, valgyklėlės, dar kitos erdvės. Todėl kiekvieną mes tikrai kviečiame, kuris nori tokio vis tiek ir medicininio patarnavimo ir tokios slaugos, ko net ir mylėdama dukra ar sūnus negali padaryti. Iš tikrųjų, tai čia reikia ir būti specialistu. Kaimynai gali būti irgi gailestingi savo kaimynams vyresniems. Galime irgi kreiptis į kaimynus, kurie mato ir žino, kad senukas šalia gyvena, paklausti, o gal tau reikia atnešti duonos? Tai nutinka, tikrai yra tų pavyzdžių, kur tikrai kaimynai... Bet matot, kaimynai juk jie negali įsipareigoti visam laikui, kartais sako, bet taip, ir Lietuvoje yra. Algi, tavo tėvelis irgi, kai namuose buvo irgi sudėtinga Telšiuose, tai kaimynai, jauna šeima glob... Aš irgi iš Telšių, kas ten tokia? Sunku dabar prisiminti, ne? Gaurylis pavardė, Gauriliai. Gauriliai Telšiuose padėjo... Jo, paglobodavo, viską jai reikia parduotuvės, ar ten mokesčių susimokėti, žodžiu, bet visai natūraliai. Gerai, kadangi jau mes abu iš Telšių, tai aš dar vieną iš jūsų abudu berniukai labai vieną prašym turėsiu. Reiškia, gailestingumo metuose arkivyskupas Bačkis kreipėsi, aikščiai ir sakė, kad mes kuo dažniau sakytume žodį atsiprašau. Prasmingas yra mūsų visuomeniai ir nuo pat mažiukų vaikučių, kad kuo dažniau sakytų tokius žodžius. Man aišku, tai yra pagrindas žmonių tarpusavio bendravime ir tos brolystės arba bičiulystės visuomenėje kūrimo. Man gražesnis žodis būtų atsiprašau, bet ir atleisk. Atsiprašymas yra pripažinimas, kad aš pasielgiau ne taip, tai žmogų išaukština. Tas, kuris sugeba pasakyti atsiprašau arba atleisk, tai iš tikrųjų su tokiam žmogui negalima neatleisti. Bet aukštesnė sfera, sakyčiau, yra ar tu pasigaili, ar tu atleidi, ar tu esi gailestingas. Ir dažniausiai žmogus atsiprašo ir tu liktai atsistoji viršum jo kaip teisėjas ir čia tau pasigailėti, būt gailestingu, nebūt gailestingu. Tai aš manyčiau, tą ir moko ir bažnyčia, ir Kristus, kas save žemina, tas bus išaukštintas. Ir iš tikrųjų, tas 2 dalykai. Santykiui neužtenka atsiprašau, pasigailėk. Santykiuje turi būti, aš tau dovanoju, aš tau atleidžiu. Tobulas kūrinys, jeigu 2 dalykai sąveikoja.
O dar pono, brolio Algio vis dėlto paprašysiu apie žodžio ačiū reikšmę. Vienu žodžiu išanalizavo brolis Asijus, žodis ačiū. Mes tik išgirdom ačiū, kaip jūs padėkojot savo tėvelio kaimynams, ar ne? O tas žodis ačiū turi dažniau skambėti mums. Taip, turi, čia irgi galbūt galim daugiau taip etimologiškai, kad ir, sakykime, lotynų kalboje, italų kalboje, žodis ačiū reiškia gracija, tai kartu yra kaip malonė. Reiškia, kad aš patyriau tą malonę ir linkiu tau tos malonės. Tai manau, kad sakydami ačiū iš tikrųjų tos malonės gausiname. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai. Būkit palaiminti. Ačiū Jums. Aš esu Aida Jančiauskienė, VŠI OFM mažesniai broliai vadovė, direktorė, jau dirbu su broliais pranciškonais virš 10 metų. Mes esam atidarę Bernardinų socialinių paslaugų centrą Vilniuje, jisai gyvuoja jau virš 10 metų, ten dirbam su priklausomais, su neįgaliais, su vaikais, turim dienos centrus. O dabar Kaune atidarom pirmą stacionarę socialinės globos įstaigą Šventos Klaros globos namus. Šiandien pas mus didelė šventė, šiandien mes atidarom šitos namus. Šitiems namams broliai pranciškonai yra paskyrę savo kažkada statytą buvusį jų vienuolyną Kaune. Po to po Švento Jurgio konvento grąžinimo broliai persikėlė tenai ir šitas pastatas liko nenaudojamas. Ir kilo tokia mintis, kad reikėtų šitame pastate atidaryti globos namus. Ir mes pasitelkę ES finansavimą, parašėme projektą, gavome lėšų ir vykdėme 4-5 metus mes dirbome ir šią džiugią dieną mes kaip tik atidarom šitos namus. Kiek globotinių gali patalpinti čia? Šitie globos namai buvo finansuoti iš stacionarių socialinės globos įstaigų modernizavimo programos ir tos programos esmė buvo, kad reikia steigti nedidelius globos namus iki 40 vietų. Kadangi tas sovietmečio palikimas tai buvo dideli globos namai po 200-300 vietų, tai buvo kaip tik norima modernizuoti visą globos namų sistemą ir kad tie namai būtų tokie jaukūs, šeiminiški, maži ir būtent buvo skirti tik tai tokiem nedideliem globos namam. Ir finansavimą mes gavom ir pagal tą programą mes atlikom pastato rekonstrukciją. Ir brolių įtakai visam tam, kas buvo ir kas dabar prasideda nuo šiandien šitame nuostabiame pastate. Broliai nuolat laimina, nuolat palaiko, nes iš tikrųjų projektas labai sudėtingas. Sudėtinga buvo pastato rekonstrukcija, lėšų trūkumas, visokie įvairūs konfliktai statybose. Iš tikrųjų buvo labai sunku. Jeigu ne brolių nuolatinis palaikymas, palaiminimas ir įsikišimas ir atstovavimas ir visokiojopa pagalba, tai tie namai tikrai nebūtų atsiradę. Tai kuriam broliui ypatinga padėka? Ypatingai broliui Astijui, todėl kad jisai tuo metu buvo provincijolas ir čia yra jo kūrinys ir jisai iki pat jo pabaigos šitas namas buvo pastatytas pastatas ir projektas įgyvendintas, čia yra jo dėka. Tai mes jums dėkojame, linkime stiprybės jums ir visiems čia dirbantiems, ne tik tai tiems, kuriuos globoja, bet ir tiems, kurie globoja, kadangi darbas yra nepaprastai sudėtingas, reikalaujantis begalinių jėgų ir fizinių, ir dvasinių. Taigi, ačiū Jums, kad Jūs esat ir sėkmės dirbant nuostabių darbus. Taip, ir toks yra mažas niuansas, kuris iš tikrųjų vainikuoja tą visą 5 metų sunkų darbą, kuris iš tikrųjų mane džiugina. Kai atvažiuoja žmogus į globos namus, jisai atsisėda ant lovytės, jisai dairosi ir sako, kokie gražūs namai, kaip man čia patinka. Ir po to prieina man, sako, direktorė, ačiū, Jūs tokius namus gražius pastatėt. Ir dėkuoju artimiesiem, kad Jūs čia mane patalpinat tokius gerus namus. Tai iš tikrųjų ir taip nuoširdžiai pasako, taip sustabdo koridorių, paima už rankos ir pasako. Tai čia yra tokia padėka ir toks džiaugsmas to darbo. Iš tikrųjų. Ačiū Jums labai.